Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Iškart po to savo apsilankimo Nycių kaime, svečiuose pas savo vaikiną Tuką, jo draugė Davatka Vida Pribeldaitė kitądien jam telefonu paskambino ir atsiprašė už savo negražų elgesį ir paprašė jai atleisti. Ji tikrai nekenčia visų burtininkų, tad ir nesuvaldė savo liežuvio. Na, o tuo tarpu greta gyvenanti burtininkė Irena Kosmonautienė ėmė vis galvoti, kad ta Vida iš seniau jai jau kažkur labai matyta. Na, o dar kitą dieną ji pasikvietė ir Tuką į svečius, kad jam viską plačiai papasakotų apie tą Vidą, ką iš naujo jį vėl prisiminė. Pasirodo, kad Vida kadaise mokėsi toje pačioje Kupiškio Griekašiaus mokykloje, kur ir pati Irena, ir ten turėjo tokią patirtį, kurios jai niekas nepavydi. Mokykloje Vida buvo tapusi žiaurių mokinių patyčių auka. Šioji Davatka yra už Ireną vyresnė 3 metais. Dėl savo keisto būdo Vida mokykloje turėjo net 3 pravardės, iš pradžių tik feministė buvo vadinama, paskui lesbietė, o galop ir vienuolė. Antrąją pravardę Vida gavo po to, kai kartą kelios Vidos klasiokės labai šlykščiai ir negailestingai iš jos viešai pasityčiojo. Tada buvo 1997 metų vasaris, Irena lankė dar tik 6 klasę, o Vida buvo jau 9 ir tuomet viena Vidos klasiokė namuose šventė savo gimtadienį. Į jį ten buvo pakviesta ir Vida, o tada nutiko tie. Mergaitė buvo klasta apsvaiginta alkoholiu, išrengta nuoga ir priversta laižyti kitos merginos lytinius organus, kitoms tai fotografuojant. Po vakarėlio praėjus kelioms dienoms Vida buvo išjuokta prieš visą mokyklą, kai tos pačios vakarėlio merginos ten visiems iš eilės rodė šias Vidą žeminančias nuotraukas. Net ir Irena jas dar atsimena. Va, po šito daugiau ne vienas vaikinas nebenorėjo su Vida kalbėti, nusigręžė nuo jos ir jai taip ir prilipo šita lesbietės pravardė. Išklausęs pasakojimo, Tukas viduje dar labiau ėmė gailėti tos Vidos, šitaip negalima elgtis su žmogumi. 2011 m. spalio 4 diena. Štai kaip galėjo atrodyti šis jautrus ir atviras nyciečių kaimynų Tuko ir Irenos pokalbis, kuriame persipina dabartis ir skaudus praeities prisiminimai. Burtininkė Irena sėdėjo savo svetainėje, apsupta džiovintų žolelių kvapo ir žiūrėjo pro langą. Ji laukė ateinant Tuko. Vos prieš dieną sužadėtinė miestietė Vida telefonu atsiprašė Tuko už savo piktus žodžius apie burtininkus. Tačiau Irenai ramybės nedavė kas kita, Vidos veidas. Ji visą naktį negalėjo užmigti, kol galiausiai atminties dėlionė susidėliojo. Girdėdama Tuką žengiant per slenkstį, Irena jau pylė arbatą į puodelius. Sėskis, Tukai, rimtu balsu ištarė Irena, pastumdama puodelį. Turiu tau papasakoti kažką labai svarbaus apie tavo Vidą. Vakar sakiau, kad ji man matyta. Šiandien aš jau žinau, iš kur Tukas nustebo, jo veide pasirodė nerimas. Apie Vidą. Ji vakar man skambino, atsiprašė. Sakė, kad tiesiog nekenčia burtininkų ir nesuvaldė liežuvio. Kas dar nutiko, Irena? Ji ne šiaip nesuvaldo liežuvio, Tukai. Jos pyktis turi gilią šaknis, atsiduso Irena. Pasirodo, mes mokėmės toje pačioje Kupiškio Griekašiaus mokykloje, būsimoje gimnazijoje. Ji už mane vyresnė 3 metais. Mokykloje ji išgyveno tokį pragarą, kurio jai niekas pasaulyje nepavydėtų. Ji buvo tapusi žiaurių, negailestingų mokinių patyčių auka. Tukas pastatė arbatos puodelį, jo akys išsiplėtė. Patyčių. Vida? Bet ji man atrodo tokia griežta, nepalaužiama, tai tik šarvas, liūdnai šyptelėjo Irena. Dėl savo keisto būdo ji mokykloje turėjo net 3 pravardes. Iš pradžių visi ją vadino tiesiog feministe. Vėliau lesbietė. O galop, kai ji visiškai užsidarė savyje ir tapo tuo, kuo yra dabar, visi pradėjo šaukti vienuolę. Lesbietė? Sutriko Tukas. Bet kodėl? Irena giliai įkvėpė. Jos niūrus žvilgsnis nuklydo kažkur tolyn, o balsas pritilo. Ji sugrįžo į praeitį. Tai buvo 1997 metų vasaris, pradėjo pasakoti Irena, o prieš jos akis iškilo pilki mokyklos koridoriai.
Aš tada lankiau dar tik 6 klasę, o Vida buvo 9. Pamenu, viena Vidos klasiokė namuose šventė savo gimtadienį. Vida irgi buvo pakviesta. Ji tikriausiai džiaugėsi, kad ją priėmė į kompaniją, bet tai buvo spąstai. Irena užsimerkė, prisimindama baisius gandus, kurie tuomet sukrėtė visą mokyklą. Ta vakarą nutiko kai kas baisaus. Mergaitės klastą apsvaigino Vida alkoholiu. Kai ji nebegalėjo gintis, ją išrengė nuogą. Jos privertė Vidą laižyti kitos merginos lytinius organus, o kitos tuo metu viską fotografavo. Tai buvo grynas šaltakraujiškas žiaurumas, Tukas klausėsi sulaikęs kvapą, jo rankos sugniaužė staltiesę. O Dieve! Kaip vaikai gali būti tokie žiaurūs? Irena atmerkė akis, jose tvyrojo senas, bet vis dar gyvas siaubas. Tai dar ne viskas, Tukai. Po to vakarėlio praėjus kelioms dienoms, mokykloje prasidėjo tikras košmaras. Tos pačios merginos atsinešė nuotraukas į mokyklą. Jos rodė jas visiems iš eilės, baksnojo pirštais ir juokėsi. Vida buvo išjuokta prieš visą mokyklą. Net aš, būdama dar maža 6, mačiau tas nuotraukas koridoriuje. Jos man įsirėžė į atmintį visam gyvenimui. Vida stovėjo koridoriaus gale, raudona iš gėdos ir skausmo, o aplinkui visi tyčiojosi. Irena baigė pasakojimą ir vėl pažvelgė į Tuką. Štai po šito įvykio merginos jai ir užklijavo tą antrąją pravardę. O baisiausia, kad po to įvykio ne vienas vaikinas nebenorėjo su Vida net kalbėti. Visi nusigręžė, paliko ją visiškai vieną su savo gėda ir skausmu. Todėl ji ir tapo tokia davatka, todėl ji dabar taip nekenčia aplinkinio pasaulio. Tukas sėdėjo visiškai sukrėstas. Kambaryje įsivyravo sunki tyla. Jo širdį pervėrė stiprus skausmas ir didžiulė užuojauta. Jis prisiminė Vidos piktus žodžius ir suprato, kad po tuo pykčiu slepiasi maža, sulaužyta ir labai įbauginta mergaitė. Šitaip negalima elgtis su žmogumi tyliai, bet tvirtai ištarė Tukas, o jo akyse sužibo ašaros. Niekas nusipelnė tokio pažeminimo. Net ir Vida. Dabar aš suprantu ją. Man jos taip gaila. Aš negaliu jos palikti. Irena tik tyliai linktelėjo, matydama, kad Tukas pasiruošęs padėti šiai sužeistai sielai.